Norvegų kapitalo įmonė DeWalt jau 15 metų sėkmingai vystanti vilnonę apatinio trikotažo gamybą Lietuvoje atidarė naują gamyklą Panevėžyje. Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioje gamybos įmonėje, kurios plotas beveik 16 000 kvadratinių metrų, įrengtos gamybinės ir administracinės patalpos, produkcijos ir žaliavų sandėliai, firminė parduotuvė. Gamykla iš Norvegijos perkelta siekiant išsaugoti įmonės konkurencingumą. Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas teigia, jog tokios įmonės kaip DeWalt turi didžiulę ekonominę naudą regionui. Mums ir Lietuvos vyriausybėje yra labai svarbu, kad ateitų pas mus gamyba, kuri yra inovatyvi, kuri vystosi ir žiūri į perspektyvą. Na, žinote, tekstilės pramonė pas mus yra tradicinė, yra labai sena, Lietuvoje populiari ir nemažai gaminanti yra, bet dėja šiek tiek stingama inovacijų ir mokslinių tyrimų. Tuo tarpu štai tokios kompanijos, užsienio kompanijos ateinančios, jos priverčia pasitemti ir mūsiškius. Tai yra žiūrėti į priekį, inovuotis ir judėti. Na, o kitas aspektas iš tikrųjų yra labai svarbus, tai yra, kad tokios įmonės ir pakankamai didelės įmonės steigėsi regionuose. Tai yra darbo užmokestis, tai yra darbo vietos, nedarbo mažinimas būtent regionuose, ne didžiuosiuose miestuose. Be jokios abejonės, svarstėme ir apie kitus regionus bei miestus, bet dėl tokių priežasčių, kaip Panevėžyje parengti specialistai, lez ir mokesčių lengvatos, tai buvo geras pasirinkimas. Iš tikrųjų, tai džiaugsmas ne tik Panevėžio laisvoje ekonominiai zonai, bet ir pačiam miestui, nes bus sukurta daugiau nei 250 darbo vietų ir tai bus lyg ir antrieji namai tiems žmonėms. Kitas džiaugsmas, kad tai iš tikrųjų yra moderni gamykla, kuri gali būti pavyzdžių ne tik Panevėžio ir Lietuvai, bet ir Rytų Europai arba netgi visai Europai. Šiuo metu Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje tėra vienintelis DeWalt fabrikas. Tačiau zonos direktorius Rokas Krivonis tikina, jog tai puikus pavyzdys kitoms užsienio įmonėms ir investuotojams. Ir tikimasi bei dirbama, kad tokių būtų daugiau. Taip, tai yra puikus pavyzdys ir paskata kitoms įmonėms, kuri parodo, kad zona yra veikianti ir kad joje galima tikrai kurtis, steigtis, gauti lengvatas ir sėkmingai dirbti. Tai yra pirmoji gamykla, pirmoji Kregždė, kaip minėjote, jau atsidarė. Steigėsi, jau yra sudarytos visos sutartys ir antroji įmonė ir aš manau, kad šita plėtra bus sėkminga ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų. DeWalt yra vienas pagrindinių ir seniausių Norvegijos tekstilės prekės ženklų, sėkmingai gyvuojantis jau 160 metų. 1898 metais perkelė gamybą į Lietuvą, Norvegų trikotažo gamintojai nesigailėjo. Sėkmę lėmė įvairūs veiksniai – investicijos į modernę įrangą, produkcijos dizainą, rinkodarą. Šiuo metu per 90% DeWalt trikotažo pagaminama Lietuvoje. Nauja DeWalt gamykla Panevėžyje dar vienas pavyzdys, kad Lietuva yra patraukli šalis užsienio investicijoms.